Žilvinas yra labai stiprus, gal pats litvinizmas, tai čia istorinis reikalas, kas čia yra, politinis. Litvinizmas šiam momentui yra grinai politinis reiškinys, ideologija, nors jį bandoma pateikti kaip istorinį konfliktą dėl istorinių kažkokių tai realijų. Ja? Kam jis reikalingas? Aš iš pradžių pasakysiu, kas tai per daiktas ir daugelis žmonių iš tikrųjų nežino, nesupranta ir nėra pakankamai, sakykime taip, kalbama apie tai, kas tai yra iš esmės. Litvinizmo esmė šiuo momentu, tam lygmenį, kuriame jisai jau egzistuoja šiuo momentu, tai yra lietuvių kilmės neigimas, mums priskiriant visiškai menką rolę Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Tai yra, tarsi mes esame geriausiu atveju žemaičiai, kaip jie vadina, žmudai, o Baltarusiai yra tikrųjų lietuvių, kaip jie sako, litvinai, palikuoniai. Gerai, ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra būtent išskirtinai slaviška baltarusiška valstybė, kurioje mūsų protėviai, kaip jie sako, žmudai, buvo beteisė tautinė mažuma. Gerai, tai naudinga yra Baltarusijai. Šita teorija arba šita... Vėlgi, sudėtingas reikalas, nes yra trys beneficiarai, tai yra kam naudinga. Ne? Vienas momentas, tai yra baltarusių nacionalistai, kurie ieško savo identiteto, nori susikurti savo tautinę idėją, tautinį mitą. Tada yra ta pati Baltarusijos valdžia ir yra Maskva. Aplinkui yra daug, kurie padeda, ten Kinija padeda, kažkas iš Lenkijos irgi yra ne valstybiniam lygmenį, bet vėlgi turiu omeny kažkokios įtakos grupės. Ir iš tos pačios Lietuvos, bet trys pagrindinės, tai būtent tos, kurias ir vardžiau. Baltarusių nacionalistai, Minskas ir Maskva. Šitas aiškinimas gali būti puolimo priežastis, kaip buvo Krymo, Lugansko, Donecko sričių aneksija, kad maždaug mes nepuolam šalį, bet mes ateinam išvaduoti savo... Absoliučiai 100%, nes paralelės tarp to, ką kalba litvinizmo tos ideologijos propaguotojai ir kas yra kalbama apie Ukrainą, tai yra absoliučiai identiškus. Pažiūrėkim. Maskva teigia, kad jie yra tikroji ta Rusios kilmė, iš jų kilo, ukrainiečiai yra tik tai toks kaip ir atsitiktinis jaunesnio brolio tas toksai vaidmuo. Taip ir čia. Baltarusiai yra tikrieji lietuviai, mes esam tik tai kažkokie žmudai. Kaip ten kai kur sako, tai baltai net savo miestų neturėjo, juos vėliau pastatė į okupantai, jie sako, net patys tiek išsivystyti nesugebėjo, kad miestus pradėtų statyti. Ir panašiai, tai yra primityvūs tokie kaimiečiai, kurie neturėjo rašto, ten nieko, balbatavo savo kažkokią kalbelę ir buvo tiesiog tokia periferija. Jie Ukrainos vardo kilmę kildina nuo savo žodžio Okraina, tai yra pakraštys. Nors ukrainietiškai arba lenkiškai kraina, tai yra kraštas. Bet kraštas ne ta prasme, kad kažkur šalis. Tai ten, o šalis. Taip. Ta šalis, ta vieta, kurioje aš gimiau. Kraina. Taip. Jo? Ir čia lygiai tas pats. Tada jie sako, žiūrėkit, mėgstamiausias klausimas, kurį iš karto meta į akis tau litvinistas, yra, o kokia kalba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutai buvo parašyti? Ir natūralus klausimas būtų, o kuris statutas? Nes jie remiasi tuo, kad trečiasis statutas buvo ir
senąją bulgarų cerkvinę kalbą parašytas, bet buvo ir lenkiškai, ir lotynų kalbomis buvo ir taip toliau. Bet jie fiksuojasi į tokius primityvius momentus ir viskas. Sako, o jūs tai savo tai patys nieko nerašėt, nieks nekalbėjo, viskas buvo tik tai slaviškai. Taip, Lietuva neturėjo rašto gan ilgai, nes pagonybė nereikalavo šito, nes buvo visiškai kitokia visuomeninė santvarka ir mes kaip pagonys turėjom kažkokias ten savo kažkada tai runas galbūt, o pats raštas ir neišsivystė, kol mes jo nepaėmėm krikščionybės, sakykime, jau įtakoje, nepaėmėm ir nepasidarėm. Paėmėm lotynų abėcėlę ir... Pataisyk, jeigu suklysiu. Ne tik Lietuvoje, bet ir daugelį šalių raštas iš tikrųjų ėjo per bažnyčią. Taip, čia yra tas pats. Ir dabar žiūrėk, grįžtant prie Ukrainos, simetriškai, ne, rosijanai sako, kad tai ukrainiečių kalba buvo tik kaimiečių, niekas jie nekalbėjo ir jie darė viską, kad rusų kalba būtų dominuojanti. Taip. Per visas savo okupacijas ir taip toliau. Ir jie tą buvo pasiekę ir netgi dar šitam amžiui buvo žmonių, kurie ir manė, būdami ukrainiečiais, manė, kad rusiškai kalbėti yra, madingiau, šauniau, kiečiau, negu ukrainietiškai. Ir tik tai 14 metų karas, jisai pakeitė žmonių nuomonę ir jie visiškai turėjo pakeisti savo mąstymą ir pradėti kalbėti ukrainietiškai, vien dėl to, kad jiem šimtmečius buvo kalama, kad jūs esat mužikai. Pagaliau daėjo. Jo, ir dar pasižiūrėkime į tai, kad visom tautom kažkodėl tai tarybiniais laikais tarsi buvo leidžiama puoselėti tą savo tautiškumą. Bet tas tautiškumas, reikia pasižiūrėti, koks jisai buvo. Tai buvo šiaudinių skrybėlaičių, tautinių drabužėlių kažkokių, tai šokimo aplink laužus. Vietoj vikinginio diržo su geležinio sagtim arba vietoj kariško, lietuviško, kai karžygiai virvė. Tai vat būtent, suprantate, tai yra bandymas vienas iš tų, neigti ir kultūrą, ir tavo tradicijas, ir viską paverčiant tave, didžiosios Maskvos, tai yra, kaip jie įsivaizduoja, Romos, kuris skleidė kultūrą, civilizaciją ir taip toliau nešė gerovę, tokiem visokiem burliokam kaip mes, kurie nieko neišmanė, ten, kaip laukiniam kažkaip. Vat yra toksai didžiai negerbiamas Venclova, kuris pareiškęs yra, kad Baltarusiai tai išmokė lietuvius muilų praustis ir blynus kepti, Tai vat per Maskvą, per Baltarusiją atėjo pas mus kultūra, suprantate? Va. Ir kiti panašus dalykai, tai yra, kad kunigaikščiai iš tikrųjų visi yra, pavyzdys, Maskvoje stovi skulptūra Vladimirui, tam, kuris krikštijo Rusiją. Ukrainoje stovi to pačio žmogaus skulptūra, tik jis vadinasi Volodimiras. Bet esmė tame, kad Maskvoje ta skulptūra pastatyta į 4 cm yra aukštesnė, suprantate? Tai čia per tą, vidutinį ilgį jie pasistatė aukštesnę skulptūrą, kad vis tiek, turi tie ukrainiečiai, bet pas mus stovi, čia nesis čia mūsų, ten ne jų, jie ten, tik pasiėmė, o Vladimiras yra mūsų, jis krikštijo Rusiją, ir tai yra vienas mūsų pirmųjų, valdovų. Tai daugybė tokių momentų, kuriuos stebi iš Ukrainos, jie atsikartoja tam pačiam litvinizme ir jie ne tik visus Vytautus ir taip toliau, kai ukrainiečiui pasakai, kad pavyzdžiui Ostrogiškis, kuris prie Oršos nugalėjo Moskoviją, yra ukrainietis, tai yra, pasakai, kad tai yra litvinistų teigimų, yra baltarusis, jie pradeda keistai žiūrėti ir sako, nuo kada? Nuo kada jis yra baltarusis, jeigu jis visais laikais buvo ukrainietis? Net lietuviai neneigia to, kad jis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
karvedys, bet jis tautybė jo kilmė yra ukrainietiška, žinai. Bet matai, čia gal per ilgai su tais pavyzdžiais pereisiu prie to, kodėl litvinizmas pavojingas ir kodėl jie priėjo prie tokio lygmens. Ir dabar mus netgi jau vadina Lietuva, lietuvysais, o ne Litva ir litovcai, nes seniau to taip masiškai nebuvo. Kai tu pradedi ieškoti savo kažkokių šaknų, tu žiūri į tai, kas anksčiausia. Tai šiuo atveju jie taip pat kaip ukrainiečiai buvo atskirų kunigaikštysčių, kurios per religiją ir bendrą kultūrinę kažkokią tai prizmę buvo vadinami Rusia. Buvo sugalvotas terminas Kyjivo Rusia, jis yra visiškai dirbtinis, nes tai buvo tiesiog Rusia. Jie žiūri į tai ir sako, čia kaip ir mūsų galėtų būti šaknys jo, bet jie žiūri į tai, kad Rusia dabar yra Rusija ir jie uzurpavę šitą teisę. Ir pas juos yra problema, kad jie yra labai stipriai surusinti. Ir ten jau 95 gal procentai žmonių baltarusiškai nelabai moka ir nori kalbėti. Yra tik labai nedidelė dalis, netgi mažesnė gerokai negu Ukrainoje, kurie tą baltarusių kalbą moka ir jie net nori ją kalbėti. Dėl to jie negali sakyti, kad mes kilę iš Rusios, nes nėra įmanoma permušti propagandą Maskvos, kuris sako, kad mes esam Rusija. Tai jeigu baltarusis pasako, kad mes kilę iš Rusios, tai jis uždeda visišką kryžių ant baltarusiškos idėjos, dėl to Rusios jie neliečia ir jos vengia. Kas lieka toliau? Toliau ateina Lietuvos didžiosios kunigaikštystės periodas. Rusia iki 11 amžiaus egzistavo ir tada ten šiek tiek prašokam ir štai prašom LDK. Jo? Čia jie pradeda žiūrėti, ganėtinai puiku, mes buvom dalis, čia žemės, žiūri žemėlapius, čia yra va tokia LDK, čia parašyta Lituanija, ar ten Litvanija, ar Lietuva ir taip toliau. Ir jie žiūri, kad po to Lietuva čia Minskas, žinai, Naugardukas, ten Polockas. Ir jie galvoja, teisingai, mes buvom LDK dalis, tai kaip ir čia mūsų irgi, žinai, šaknys, čia keli šimtai metų mes šitam susiformavom. Jie pradeda vystyti šitą temą, bet susiduria su ta problema, kad kuo jie buvo toj LDK. Ar okupuoti. Nes jeigu okupuoti, tai vėlgi, nėra tos didybės, supranti. Jeigu jie buvo prijungti, tai jie buvo kaip ir tokie, kaip ir nuomininkai, ne? Irgi nefaina. Ir labai sunku sukurti vientisą gerą istorinį mitą, jeigu tu nesi kaip ir tiesioginis palikuonis savininkas. Dėl to jie pradeda galvoti, tai kaip čia mes, čia mūsų tiek daug, čia jų tiek mažai ir čia mes kažkokie, lietuvių tik nuomininkai, žinai, jie čia mus valdė. Ne. Pradeda ieškoti giliau, žinai, atranda tokius dalykus, kad, lietuvių kalbos neturėjo, dominavo ta bulgarų cerkvinė slavų ta senoji kalba, žinai. Ukrainiečiai taip pat, žinai, sako, kad pas mus jie buvo naudojama, bet litvinistam tai jau yra kaip ir esmė, žinai. Tada, ką aš minėjau, žinai, kad jie visus sudėliojo visus mūsų kunigaikščius irgi į slavišką lentyną. Ukrainiečius ten ir Lenkus, kai kuriuos netgi irgi pas juos jau yra baltarusiai, Domas Mickevičius yra baltarusas ten ir taip toliau. Tada jie žiūri su pavadinimu problemų. Yra Litva ir Litovskai knežestva, bet yra Belarus, žinai, problema. Tada jie galvoja ir atranda, kad, žiūrėk, o tai jeigu mes čia patraukiam, čia biški paslenkam, žinai, žmudyje, užtempiam, žinai, iki kažkur ten šalia Kauno, nes Kaunas tai kai kurių manimų irgi baltarusiškas miestas, žinai, kaip ir Trokai, kurie buvo vėliau pervadinti į Trakai, žinai, nes nebuvo, tai buvo Trokai.
Vilnia visada buvo Vilnia, niekada jokio Vilniaus neegzistavo, čia irgi, žinai, žmudinų susigalvotas dalykas. Tai buvo mūsų žemės. Ir ką jie tada sumastė, kad o tai kaip čia gavosi, kad tie žmudinai pasivadino Litvinais, o mes tapom Baltarusiais ir mes nesivadinam Litovcais. Kaip mes čia praradom? Nu, pamastykim. Tai aišku, kad Maskva viską padarė, žinai. Maskva sugalvojo projektą, Rusijos imperijos laikais, sugalvojo projektą, kad atimti iš Baltarusių norą priešintis, reikia juos visiškai nutautinti ir atiduoti pavadinimą tą Litvą kokiai nors mažai tautai, kuri nekelia jokios grėsmės, žinai, o šitiem duoti Baltarusiai, tai jie, žinai, neteks savo identiteto, pamirš savo šaknis ir negalės priešintis ir tai yra, žinai, planas chuliganas. Žinai. Ką norėjo carai, tą ir padarė, atėmė iš Baltarusių jų pavadinimą, Baltarusiai ilgainiui nustojo vadintis lietuviais, vadinosi Baltarusiais. Lietuviai staiga nusprendė, aišku, mes lietuviai, tai yra žmudai nusprendė, kad taip mes lietuviai ir čia mums žiauriai faina. Tada kaip jie sprendžia Vilniaus problemą. Vilnius visada buvo toks multikultūrinis miestas, kaip sostinė ir priklauso. Reikia nepamiršti, kad LDK buvo, kaip tiem laikam, feodalizmam, ji buvo gana demokratiška šalis. Ir tas pats visų gerai žinomas faktas, kad Vytautas prisikvietė amatininkų, tuos pačius žydus, kurie buvo persekiojami Europoje, pasikvietė į Lietuvą. Gyvenkit, dirbkit, statykit, it's okay. Ir nuo to momento Vilnius tapo absoliučiai kosmopolitiškų, daugiataučių miestų ir jie ten žiūri, kad, ten gal lietuvių mažuma tokia gyveno, žinai, tų žmudų, žinai, daug labai slavų buvo, tai reiškia, tai mūsų sostinė, kuri beje ne pirma, čia kad visiškai užsibrėžti, nes Mindaugas karūnavosi Naugarduke ir tai buvo pirmoji LDK sostinė, tai irgi jų manimų įrodo kilmę, nors realiai, kur tiksliai Mindaugas karūnavosi, niekas nežino, istorikai nesutarė, nėra vieno tokio kaip ir aiškaus konsensuso, yra daugybė visokiausių nuomonių, Voruta, Kernavė, Trakai, kas tik nori, dėl to jie irgi kaip ir, tai jeigu nėra, tai jis Naugarduke karūnavosi. Nes visi nori, kad pas juos būtų. Good. Matai, čia, suprantate, čia viskas apie tų esminių paradigmų pasisavinimą. Kalbos nebuvo, buvo mūsų, reiškia, mes dominavom, teisingai. Jeigu Mindaugas Naugarduke įkūrė, tai mūsų žemėse įkūrė LDK, tai reiškia, iš mūsų žemių kilo LDK. Suprantate. Ir visi tokie dalykai. Galima trumpai. Kad tai, kaip čia pasakyti, naudinga arba smagu ten Baltarusiam, tai grupė. Pertrauksiu, žiūrėk. Nereikia sakyti Baltarusiam, nes labai blogą darbą daro mūsų politikai ir pagrindinė žiniasklaida, kad jie įsivaizduoja, kad litvinizmas tai yra grinai Baltarusių visų absoliučiai mintyse projektas. Reikia tą grupę išskirti ir vadinti tik tai litvinistais, nes didžioji dalis jų yra Baltarusiai, bet daugybė litvinistų yra kacapai. Ir lietuviai. Ir lietuvių yra, taip, nedaug, bet vėlgi, lietuviai jie pagal pilietybę. Lenkų kažkiek yra, beje, yra ir Ukrainoje, ir istorikų kai kurių netgi yra, kurie jau patraukti į tą pusę. Taip, kad litvinizmas yra multikultūrinis reiškinys, kurio branduolys ir beneficiaras labiausiai yra baltarusiškas. Bet tai nėra grinai baltarusių tautos darinys ir čia reikia tą kiekvieną kartą akcentuoju, žinai, kad litvinistų su visais baltarusiais sumaišyti nereikia. Jeigu geometriškai taip dėtumėm, sakykime, kaip skriestuvas yra, ne? Tašką dedam į centrą viso to, yra kur? Šiuo metu yra Varšuva. Ir jeigu brėžiam skritulį, apimtų...
tu turi omeny, nu, Gravitacijos centras, sakykime, taip. šiuo metu pagrindiniai yra visi sėdi Varšuva. Varšuva. Lenkija pagrindė Varšuva. Natūraliai tas pats oficialusis Minskas, paminklai kieno valia pastatyti, Mindaugui, Algirdui ir taip toliau, Baltarusijoje. Nors jie teigia, kad litvinizmas tai yra, beje, čia reikia padaryti pauzę ir pasakyti, kad litvinizmą beje paskatino ir padėjo jam susikurti pati Lietuva ir Europos Sąjunga. Manydami, jog LDK kiekis Baltarusių galvose reiškia adekvatų išstumimą Maskvos propagandos. Kuo daugiau LDK pas Baltarusius galvose, tuo mažiau Maskvos. Realiai gavosi šovinizmo sukūrimas, nes tai yra, kaip ir visos tokios teorijos, jos yra nevaldomos ir kiekvienas žmogus turi teisę pridėti kažką savo. Ir dėl to dabar atsirado tas, žinai, visur mielai tie šovinistiniai, o litvinistai naudoja tą lietuvą ir lietuvysai, nes, čia jau atskirimas, žinai, kad atskirkime istorinę Lietuvą nuo dabartinės Lietuvos, tai dėl to jie ir naudoja jau tą terminą dabartiniai mūsų šaliai, nors tai netgi prieštarauja baltarusių kalbos taisyklėm, Lietuva tokie žodžiai. Bet jie sako, taigi jūs taip save vadinat. Kaip su herbo naudojimu? Matai, žiūrėk, aš nesileisiu irgi į kažkokius detalius aiškinimus. Realiai tai, niekam nepatiks, jeigu aš tai pasakysiu, bet realiai vytis tai yra vasalo teisėmis gautas naudoti herbas. Teisingai, nes žemės priklauso kunigaikštystė, tai tos žemės, kurios priklauso kunigaikštystė, gauna tą herbą, bet čia net ne tame esmė. Esmė tame, kad jie iš pradžių susikūrė tą savo herbą pagonę iš vyčiojo su nuleista uodega ir su truputį slaviškesniu kryžiumi, ne? Pas mus Jogailos kryžius tai yra vienas ilgesnis stačiakampis, du lygus, o pas juos yra viršutinis trumpesnis už apatinį. Ir va čia yra dar vienas momentas, kurį reikia paminėti. Šiam momentui jau matosi, kaip nyksta tas Efrosijos, taip vadinamas Rusios laikų kryžius iš jų naudojamų pagonių. Ir jie pradeda naudoti būtent Jogailos kryžių. Modifikuoja. Pavyzdžiui, Kalinausko pulkas prieš metus pradėjo keisti. Jie panaikino tą, nes, kažkoks naujadaras, mesgi Lietuva. Ir jau jie naudoja faktiškai identišką vytį, iš pažiūros žmogus, kuris neskiria ten tų detalių, raitelio kažkokio uodega žemyn, kryžius tas pats, kardas kalavijas virš galvos pakeltas, joja į tą pačią pusę, tai kuo čia skiriasi? Niekuo. Tai jie pradėjo jau naudoti netgi modifikuotą savo pradinio herbo versiją, pradėjo naudoti su Jogailos kryžiu. Nes jiem kertasi, jiem tas Efrosijos kryžius, jisai netinka, nes jisai ne prie LDK, supranti? Nes būtent vytis yra arčiau LDK, būtent dėl to paprastos mažos detalės, dėl to Jogailos kryžiaus. Ir jie nebegali jo naudoti. Tai ar teisingai suprantu, litvinizmas yra ideologija? Visiškai ideologija. Ir ideologijas dažnai turi vadinamą pradininką, ne? Marksizmas, leninizmas, visą kitą. Ar galima identifikuoti, kas yra tas toks? Ar turi vardą pavardę šiuo atveju? Šiuolaikinis jo pradininką turi, tai toks buvo Jarmalovičius, kuris parašė ten knygiūkštę tokią bjaurę, kurioje būtent ir išdėstė visas šitus pradmenis litvinizmų, tai čia dar buvo berods 88 metai. Bet litvinizmas savo šaknis jau siekia nuo BNR laikų, tai yra nuo praeito amžiaus pradžios. Ir tuo metu, kai jie norėjo sukurti Baltarusijos liaudies respubliką, jiegi nusibrėžė žemėlapį, kuriame daugybė yra žemių, kurios šiuo momentu nėra Baltarusijos, tame tarpe ir Vilnius pateko. Ir šitas žemėlapis jis yra toks populiarus, kad
iki šiol jį naudoja ir, pavyzdžiui, per BNR ten tas jubiliejų jo, jie tą žemėlapį atsispausdino, persipiešė didžiulį, atsinešė į Seimą ir fotografavosi su mūsų Seimo nariais, duodami tą žemėlapį. Grubiai tariant, jie papuolė į spąstus. Nu, tiesiog pakišo, čia BNR žemėlapis. Nu, tai pirmas dalykas, kad mažai kas žino tas tokias smulkės detalės. Galų gale jiem labai patogu duoti tą žemėlapį mūsų politikam, nes tai validuoja. Ilgainiui tokios nuotraukos tampa istoriniu faktu, kad lietuviai pripažino, kad kažkada Baltarusija buvo tokia. Nu tai taip, o jeigu tas aš turiu tą žemėlapis, nuotrauką, aš naudoju ją kaip noriu. jo, ir tu gali prilipinti jau įvairiausius kontekstus, kurių neegzistuoja, nes tu įsivaizduoji, kad nu, tai turbūt taip ir buvo, kaip aš galvoju, kaip aš noriu. Taip, tu žmonėm rodai. Lietuviai pripažino, kad prieš 100 metų Baltarusija buvo nuo Voluinės iki Trakų. Ir tą patvirtino dabartinis Jo, Lietuvos Seimas. būtent. Žiūrėkit, nuotrauką turiu. Būtent, tai jiegi pripažįsta, jiegi Ką, mato, nematot? kad istoriškai Vilnius priklausė Baltarusijai. Supranti? Ir o žinai, tau pribėga kažkas su BNR nusifotkinkim. Negaila. Tai tuo labiau, kad irgi politikai su politikai, žinai, normalus suvokimas, bet, žinai, arba tas pats, kaip jie savo naujajam pase gabaliuką Lietuvos dizaineris pamiršo užpaišyti ir ten gavosi Baltarusija, žinai. Jeigu dabar paprastas žmogus, sakykime, ta prasme, tokiam labai paprastam pilietiškam gyvenime, ne, kuris nelabai gilinasi į tas, sakykime, istorijas, visą kitą, maždaug toks klausimas iškyla kasdienis. O tai kur čia blogis? Žiūrėk, iš karto atsakau, kur čia blogis. Litvinizmą propaguoja ne tik Baltarusių šitie litvinistai, kurie ten Lenkijoje, kažkiek yra Lietuvoje ir taip toliau. Ne tik Lukašenka, bet ir Moskovijos propagandistai. Žiūrėk, dabar koksai yra, suveskim paralelės, taškus sudėliokim, sujunkim ir pamatysim truputį kitokį vaizdą. Baltarusių litvinistai teigia, kad jie yra tikroji Lietuva ir visos šitos žemės yra baltarusiškos, istoriškai priklauso jiems. Bent jau moraliai, ne? Lukašenka teigia, kad Baltarusija, taigi rusai, supranti. Maskva tuo tarpu dar turi Litovskąją Rus tokį terminą, žinai, kurį irgi naudoja tas pats Duginas ir taip toliau. Tai žiūrėk dabar, kas gaunasi. Jeigu Lietuva yra Baltarusija, o Baltarusiai yra rusai, dalis, tai ką mes turim, kad rusams istoriškai priklauso Lietuva. Tu teisiškai esi žemių savininkas. Neteisiškai, bet turi moralinę teisę. Tai taip pat kaip jie, žinai, aiškina, kad Krymas čia visada buvo mūsų, čia jums Černiachovskis ar Chruščiovas atidavė, žinai. Tipo Leninas jūs sukūrė, tai lygiai tas pats. Dabar žiūrėk. Čia tas pats kaip su Krymu. Krymas gi ne jūsų, sakai. Čia jums Gorbačiovas paskolino. Būtent. Chruščiovas tipo jam ten atidavė. Tai čia legenda numeris 1, kurią jie naudoja. Dabar žiūrėk. Tarp tokių ryškių politikų, absoliučiai šovinistinių, sakyčiau, net fašistuojančių, kaip Pozniakas ir jo visa aplinka, jie dar turi vieną tokią legendą, kad mus labai mylėjo, tą patį, ką sako rusijanai, jau pribaltus, kaip mes mylėjom, tai jau viską jiem atidavėm, iš savęs atėmėm, jau iš duonos paskutinį kąsnį. Fabrikus pastatėm, ten išmokėm jūs rašyti, Dieve, ten nesiprausė. Kas Achemą pastatė? Tai aišku. Taip sako, tai kas jums Achemą? Pašilaičių mikrorajonasgi pastatytas. Kas Elektrėnus pastatė? Tai jo čia, žiūrėk. Ir ką mes turime, kad sako, taigi jums Stalinas Vilnių atidavė. Iš mūsų atėmė, išplėšė širdį ir jums atidavė. Niekada Vilnius nebuvo jūsų, jis buvo mūsų, jums jį Stalinas atidavė. Nepelnytai. Pardavė. Jūs ten su juo kažkokius dylus turėjot, nes jūs visada buvot Moskovijos draugelė. Ir iš mūsų atėmė, jums atidavė. Supranti? Bet iš tikrųjų tai mūsų, nesako. Jie. Tai aišku. Mes netekom dėl Stalino. Tai dabar žiūrėk, mes turim, žinai, tokį šizofreninį variantą, kur vieni sako, čia viskas mūsų, kiti sako, ten ne jūsų. Ne, jūs esat mūsų.
ten lietuvių, ten jo, čia nesąmonė. Kiti sako, o tai dar Lietuva irgi buvo Rusija, žinai. Ir gaunam daugybę tokių keistų sąsajų. Tik tai vienas yra momentas, kad Maskva visada šaudo įvairiais, sakykim taip, kampais. Ir žiūri, kur pataikys. Supranti? Ir jeigu jie pataikys ir suveiks, žinai, va šita grandinėlės dalis, tai jie ir nueis tuo keliu ir tai taps jų jau kanonu. Taip. Jeigu jiem pasiseks per kitą kampą užeiti, tai bus kitas visiškai kampas. Bet šiam momentui yra tiesioginės sąsajos tarp Vilnia Naša, litvinizmo, antiputiniškų veikėjų yra ryšiai su Maskva per bendrus kampus, per ideologijos panaudojimą ir per propagandą. Supranti? Ir jie pradėję šitą visą savo tokį nacionalinį atsinaujinimą, jie nesupranta, kad mes nesam pastumdėliai. Nes, žiūrėk, Rusios jie, kaip jau minėjau, negali liesti dėl to, kad yra Maskva pavadinimu. Dar jie negali liesti Ukrainos, nes, jau galų gale pradėkim nuo to, kad Baltarusija de facto yra karo prieš Ukrainą dalyvė dabar, tai jie turi tik tai mylėti ukrainiečius, tylėti ir taip toliau. Kurska, kad nenuėtų ko beje nedaro gerieji rusai. Baltarusija bent jau šitą suvokia, kad jau Ukrainos, tai jiem nereikia kritikuoti niekaip, tik tai sakyti, kad mes jau esame jūsų draugeliai, čia visada valstybė su jumis buvo ir taip toliau. Tai vienas dalykas, ane? Ir per tai, kad jie negali liesti Maskvos, negali liesti Ukrainos, jiem tie patys Lenkai irgi atrodo per daug grėsmingi, nes jų labai daug, 40 milijonų ir plus, visai kitas lygis. Jiem yra labai įkandamas, atrodo, kasnelis, plus, kad mes visada buvom ganėtinai tolerantiški, mes pakantus. Mes ne kažkokie pastumdėliai, bet mes tiesiog pakantus. Kantrus. Ne, mes nesam, supranti, mes nesam perdėm tokie iškart konfliktiški. Žiūrėk, tas pats istorinės paralelės. Kažkada tai Kijevui Lietuvos žemės mokėjo duoklę, supranti. Bet atsibodo slavų užpuldinėjimai ir lietuviai pasakė, užteks. Dabar jūs mums mokėsite. Dabar mes eisim gintis. Ne, nesakė mokėsim, sakė eisim gintis. Ir po truputį. Bet kadangi pagonybė nereikalavo turėti vieno dievo, jokių kitų dievų, žinai. Nebuvo šito religinio elemento, kuris tais laikais buvo dominuojantis per visus kampus. Tai žiūrėk, jeigu, žinai, europiečiai nusibogindavo iki Palestinos, kad ten pačirškint, žinai, nekrikštus, o čia, žinai, vėlgi kažkas skleidė savo religiją, pas mus čia atvažiuodavo, žinai, ugnim ir kalavijų, žinai. Taigi bandėte tas su savo visais pasiuntiniais. Tai taip. Bet dar Alytuje užvertė jį. Tai supranti, koks yra momentas. Mūsų tas pagoniškos šaknis tais laikais nereikalavo naikinti kitaip mąstančių žmonių, žinai. Taip. Tai už tai tas pats galų gale, žinai, tuos pačius žydus priėmė Vytautas, pasikvietė, nes o ką? Mūsų pasaulėžiūra to nedraudė, žinai. Tik nemindžiok, žinai, šventų girių ir tu gali daryti, ką tu nori, žinai. Taip. Bet kadangi visokiem tokiem, žinai, kaip tiem Brunonam ten reikėdavo užeiti ir prišnerkšti, žinai, prie švento ąžuolo, tai tada baigdavo liūdnai, žinai. Tai čia ir yra, žinai. Kol tu mūsų šventų girių nelieti, tol mes tau leisim daryti, ką tu nori. Kol jie sėdėjo, žinai, tas litvinizmo visas šašas, žinai, buvo tik Baltarusijoje koncentruotas, tol niekas nieko nesakė, žinai. Buvo spaudoje daugybę metų jau, žinai. Tai kariuomenės vadas, tai koks nors, žinai, docentas, tai istorikas, tai dar kažkas vis pasakydavo, kad žiūrėkit, čia gali būti problema. Bet kadangi lietuviai nėra šovinistiška, imperialistiško mąstymo tauta, mes niekada į tai nereagavom. Bet dabar, kai jie Vilniuje pradėjo dėkoti lietuviskai Vladai ir dėti nuotraukas, kur ant Gedimino kalno plevėsuoja jų vėliava. Iki šitą dainą. O čia jie priėjo prie to, kad o kas čia atsitiko?
Ko čia tie lietuviai dabar sustresavo, ką mes čia padarėm, mes čia nieko, mes čia tik norim dalintis istoriją, nebūkit piktybiniai. Kokią istoriją? Netiminėkit iš mūsų tautos vardo, netiminėkit iš mūsų šalies vardo ir galit jūs daryti, ką norit. Bet čia yra riba, kurios mes negalim leisti peržengti niekam. Ar šita ideologija yra su konkrečiais asmenimi vardinta kaip pavojus nacionaliniam saugumui? Gal teko girdėti? VSD savo ataskaitose rašo, kad kol kas kaip ir Lietuvoje nemato, bet VSD nedirba už Lietuvos ribų. Bet tai gali kelti pavojų. Taip. Įžvelgia. Tai aišku, tai gali būti. Tai įžvelgia, tai, žiūrėk, tai pradėkim nuo gynybos ministro iki buvusių kariuomenės vadų, generolų ir taip toliau, visi mato tame problemą, bet reikia nepamiršti to dalyko, kad mes esam vis dėlto demokratinė šalis, žodžio laisvė. Mes negalim elgtis belia kaip, tai yra, nepradėsimgi sodinti litvinistų dabar į kalėjimus ar į kažkokius konclagerius. Politinis persekiojimas. Mes nesam Lukašenka ir nesam Putlo. Bet mes galim pasakyti, kad, pavyzdžiui, gerbiamas Zenonai Poznekai, mes jūsų Lietuvoje matyti nepageidaujame. Kaip atsitiko, pavyzdžiui, labai gražiai Belsatas, dabar nuskalpuotas Lenkų yra. Kai iškilo klausimas, kad pas jūs yra labai daug litvinistinio turinio ir buvo tam tikri žmonės, mūsų politikams sako, gal jūs pasiūlykit Lenkam pasižiūrėti, ką daro Belsatas už jų pinigus. Nes Lietuva gali imtis priemonių ne Lenkijoje, bet toj pačioj Lietuvoje prieš tą patį Belsatą. Belsatas iš karto praėjus, ne iš karto praėjus porai mėnesių, neteko pusės finansavimo, atleista 17 metų dirbusi vadovė, kuri nežinau kodėl mane atleidžia. Dabar Belsatas turi didelių problemų, ten bus ir organizuotas, pertvarkytas ir taip toliau. Nes Lenkai, reikia suprasti teisingai, jie nenori, kad kažkas naudodamasis jų resursais keltų tarptautinius visokius skandalus. Tai čia yra labai aiškus signalas visiems litvinistam, kad lietuviai jie nesileis žeminami ir statomi kažkokią tai beteisį tautinės mažumos rolę. Nes aš tiesiog, kaip pasakyti, kaip aš matau šitą dalyką, tai čia yra kaip minimum tautų kiršinimas, nežinau kaip čia pavadinti. Jeigu tu pradedi kelti istorinės abejonės, kad žiūrėkit, čia mes iškelsim klausimą, kieno yra Vilnius. Tai yra ne tam terminas, tai yra istorinis revizionizmas. Tai, kad istorijos, sakykime, tarpsniuose Lietuva ir kovojo su Lenkija dėl Vilniaus, ten, sakykime, tos dėl žemių, ne? Ten tie karai buvo, tiek Vokietija buvo okupavusi Lietuvą ir paskui Sovietų sąjungai priklausėm, bet tai nieko nereiškia. Vilnius kaip buvo Lietuvos sostinė arba Lietuvos miestas. Taip, žiūrėk, netgi, žinai, ir bet koks kvestionavimas. Žiūrėk, netgi pats tas momentas, būtent. Netgi pats tas momentas, kad gal, tarkim, galbūt kokio nors paralelinį, ne šioj mūsų visatoj, bet paraleliniai visatoj, Vilnius buvo baltarusiškas miestas. Visą laiką. Ne mūsų visatoj, paraleliniai visatoj, pabrėžiu. Iki to pačio antro pasaulinio karo. Po antro pasaulinio karo jis tapo lietuvišku. Bet tuo metu tautos, suprasdamos, kad pasauliniai karai veda prie totalinio susinaikinimo, ypač dėl to, kad atsirado branduolinis ginklas ir panašiai, tai Helsinkėje buvo pasirašyta, kad tos valstybių ribos, kurios šiuo metu egzistuoja, jos nėra liečiamos. Negalima vykdyti tų barbariškų užkariaujamųjų karų, gviešti svetimos teritorijos ir taip toliau. Tai tu džiaukis kultūriškai savo sostinę buvusią, ne? Sakyk, taip, tai yra lietuvių sostinė,
ji dabar tokia yra, kažkada buvo mūsų, mes neturim jokių pretenzijų ir niekada gink Dieve nesakysim Vilnia naša. Bet mūsų jau visatoje, ne, kur niekada Vilnius nepriklausė slavam, buvo visada, gerai, okupacijų laikais buvo, bet visada jis buvo mūsų šalies sostinė, jo. Jie nusprendžia, kad prasidėjus karui Ukrainoje, praėjus metams, jo, jų vienas iš opozicijos lyderių leis savo atsisėsti ir pasvarstyti klausimų Vilnia naša ar nenaša. Ir jie tikisi, kad darydami tokius interviu, va taip svarstydami, kad tie žmudinai, jiegi nemoka baltarusių kalbos. Nieko jie neperskaitys eilinį kartą, čia mums reikia. Ir mes nieko blogo nedarome. Ir netyčia, ir lietuviai netyčia nebeiškenčia, nes jau pradeda Lietuvoje lietuviais vadinti Gedimino aikštėj su ruporais, žinai. Jie sako, klausyk, o tu neperspaudai čia biškį su to Vilnia naša. Nes Pozniakas tam interviu pasakė, mes Vilniaus klausimą spręsime, kai tapsime teisės subjektų. Ką tai reiškia? Kad aš dabar nieko negaliu padaryti su tais lietuvisais, bet kai aš arba mano, žinai, palikuonys, mano ten tas Pavelas Usovas ir taip toliau, ar kiti šovinistai jaunesni ateis į valdžią Baltarusijoje, mes iškelsim tą klausimą su žmudinais. Priminsim. Jo, pažiūrėsim, kaip tą Vilnią dalinti, žinai. Supranti? Tai absoliutus absurdas, nes, tai ką tai reiškia? Ką jie tipo atvažiuos ir sakys, tai leiskit mums pusę Vilniaus nudažyti, žinai, BČB ir iškelt vėliavą vienoje pusėje, žinai. Tipo, ne? Tai gerai, mes okupuojam tada. Tai čia tipo taip, ar kaip jie įsivaizduoja. Bet supranti, va čia yra absoliutus neigimas mūsų kaip laisvą valią turinčios tautos, turinčios savo pasirinkimus, savo istoriją, kultūrą. Galų gale mes neturim reaguoti į tokius pasisakymus. Bet supranti, Žilvinai, man čia pradeda toks, žinai, gerai, dabar Pozniakas, tai aš čia nieko blogo, aš čia tiesiog diskutuoju visą kitą. Tai jis taip ir sakė. Man įdomu, kaip sureaguotų, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos visuomenės specialiosios tarnybos ir visi kiti, jeigu aš pradėčiau į savo srautus teisingai diskutuoti, galbūt Kaliningradas ne visai Rusijos, gal jį reikėtų padaryti Lietuvos. Sigi, tu per daug save iškėlei į Pozniako lygį, nepyk. Ne. Aš suprantu, ką tu turi omeny. Ne, kitaip turėtų būti. Taip, aš čia tik svarstau. Žinai, jeigu, pavyzdžiui, kokios nors, gerai, pavyzdžiui, laisviečiai. Iš kur ta mūsų tolerancija? Gerai. Gerbiama Viktorija, mūsų Seimo pirmininkė, nuspręstų sakyt, žinot, mes tai svarstome, kad visiškai pilną teisę turėtume atsimti tą karaliaučių. Taip. Ir galvotų, kad, nei Maskva negirdi, nei niekas, ir ir Europa negirdi, niekas. Savo viduje tik pasisakėm. Nes Kalingsbergas taigi nebuvo Rusija. Nes čiagi mūsų, mažoji Lietuva, čia visą laiką. Supranti? Jūros krantas. Donelaitis, tai come on, Donelaitis. Tai jau užtenka, kad Donelaitis gimė, viskas čia mūsų žemės, ta prasme. Tik, reiktų pašalinti tuos, žinai, moskovitus, ir viskas. Tai taip, tai toks pat lygmuo buvo. Maždaug prieš savaitę, o gal savaitės bėgė, aš skaičiau straipsnį, kuriame apie litvinizmą kalba kažkoks lietuvių profesorius. Kaip taip gali būti? Ta prasme, vardo pavardės nepasakysiu, aišku. Tuomenį galbūt Rūstį Komuntavičių. VDU profesorius. Aš ką noriu pasakyti, kad greičiausiai, kad iš tikrųjų rimto universiteto profesorius ir jisai ten, net kartu aš sakau, galėčiau atrasti tą straipsnį, bet ar tai šneka, kad sako, jo, visai, taip, gali būti. Čia teisybė. Kaip? Klausiu. Ta nuomonė. Klausiu tiesiog nuomonės.
kaip Lietuvos universitete toks profesorius gali dirbti, nes kaip mes šnekam, tu žiūrėk iš bet kurios pusės, tai yra nesantaikos kurstymas. Žiūrėk, matai, kokia yra esmė. Dekontekstualizuotai, ne, išimant iš konteksto bendro geopolitinės situacijos ir taip toliau, jis gali sakyti, ką jis nori. Kol jis nesako, aš tik diskutuoju, čia nieko tokio. Baltarusiai, skerskit lietuvius, jūs turite istorinę teisę. Kol jis to nesako, tol jis gali sakyti, ką nori. Bet aš sutinku, mes dabar turim tą situaciją, kad kaimynas iš tikrųjų jau nušoko nuo baltų arklių visiškai prie delirium tremens, su kirviu bėgioja, kaimynų žudo, žinai. Ir žudo jisai su žinai, riksmu, jūs neturi teisės egzistuoti, nes jūs rusai, o aš irgi rusas ir aš turiu teisę jūs atimti iš jūsų tą fašistinį mąstymą, kad jūs esat kažkuo kitu, žinai. Jūs esat mano dalim, jūs esat mano vaikai, žinai. Ir jis juos žudo, žinai. Ir dabar sakyti tą patį, tai žiūrėkit, tai mes čia, tie irgi čia, jie mūsų, mums priklauso čia, tai kaip čia kaimynė, žinai, tipo, paskolink tą butelį, iš kurio patraukė, žinai, to grindų valiklio, žinai, mes irgi čia užsiimsim. Tai va tame ir yra esmė, kad kontekste tokie žmonės kelia grėsmę, nes jie nesuvokia, ką jie daro. Jie sėdi iš savo ten tos balto bokšto ir skleidžia tos savo kerus, nes niekada gyvenime jiem nereikėjo už nieką atsakyti, suprantate. Tai aš ką ir noriu pasakyti, suprantate, vienas dalykas, jeigu aš ten su savo draugeliu, su alaus bokalu sėdim kažkur už stalo ir diskutuojam ten, ir nesvarbu, ar teisingai ar neteisingai, čia priklauso nuo mūsų istorijos žinių, išsilavinimų ir visą kitą, bet kai tokio lygmens žmogus tai daro į viešumą, tai klausimas, o kodėl tu taip darai? Taip. Kodėl jis tai daro? Nes eilinį kartą jam yra malonu gauti daug dėmesio iš litvinistų. Jeigu tai kalba apie tą patį infamus Rūstį Komentavičių, tai jisai su savo LDK institutu jau daug metų rengia visokius su baltarusiais forumus ir jie ten diskutuoja apie tos dalykus ir šnekas ir jam visai malonu, kad jisai yra kaip toksai, žinai, iš svetimos šalies biški pranašas, supranti, kuris kaip ir advokatuoja jų tą poziciją, jis galbūt tiesiogiai neteigia, kad čia mes, žinai, kažkokie iš tikrųjų žmudai, bet jisai, žinai, paklausia tokį klausimą, žinai, duodamas interviu vienam iš tų šovinistų, žinai, tai o kada tas Vilnius lietuviškų buvo, žinai? O iš anos pusės jisai daro ką? Jis validuoja. Tada jie sako, validuoja. Jo, taigi žiūrėk, tai sako, žiūrėk, lietuvis profesorius, garsaus universiteto ten dėstytojas, ar kas jis ten. Taip. Sako, kad taip ir yra. Taip. Tai vat, ir nieko, ir gerai. Na, tai matai, čia, supranti, visa esmė, kad mūsų visuomenė yra ganėtinai pakanti. Ji, pavyzdžiui, taip kaip aš, didžioji dauguma Rusijos propaganda nukreipta prieš Ukrainos valstybingumą, jie irgi nesidomėjo ir niekas šitų paralelių iki šiol nesuvedinėjo. Aš bandau tą parodyti ir galbūt kažkuriuo metu, žinai, atrasiu laiko Ukrainoje būdamas su jų vietiniais istorikais, kad jie papasakotų, kaip sufalsifikavo Ukrainos istoriją rusijanai savo piliečiams, tam, kad moraliai pateisinti jų žudynės, supranti. Ir čia lygiai tas pats vyksta su mumis. Ir, žinai, sako, istorijos nepavoksi. Tai, kad Rusijos egzistavimas ir yra to didžiausias įrodymas. Istorija gyva tik tai tuo atveju, jei kažkas tai galingas paima ir tą melą, kaip sakoma, challenge, jį sako, čia netiesa. Bet jeigu didžiulė masė, galybė, jį pradeda formuoti tokią nuomonę, tai dabar pasižiūrėkim, daugybė žmonių vakaruose, jie mano, kad, pavyzdžiui, stalinizmas buvo blogai, bet komunizmas savaime tai nėra blogis, nes tiesiog nepavyko. Nes idėja buvo gera. Idėja tai buvo gera, tiesiog nepavyko, supranti. Ir, pavyzdžiui, vien dėl to Stalinas vakaruose nėra toksai blogis kaip Hitleris. Supranti? Nes Hitlerio ideologija, kad
yra viena gera rasė, visas kitas reikia, reformuoti arba sunaikinti. O jie vieno tokio kampo komunizme nemato, dėl to gaunasi tik tai, kad Stalinas, jis netyčia buvo komunistas, žinai. Netyčia nužudė daugiau negu Hitleris. Tai čia, matai, bet nenužudė tavų žmonių, supranti. Taip. Britų jisai nenužudė, ten tas Stalinas ir taip toliau. Galų galės buvo laimėjusių pusėje, žinai, tai taip, ten, žinai. Bet esmė tame, kad jie negali labai aiškiai paimti ir išgryninti, žinai, kaip nacizmo į vieną eilutę, į vieną sakinį, kad nacizmas, tai žinai, viena rasė, visos kitos blogis. Komunizme to nėra, tai, o šiaip tai geros idėjos, viskas žmonėm, jokių, žinai, nėra pinigų, visi gyvena, utopiškai dalinasi savo turtais, žinai, ten kažkuo, O toks yra įsivaizdavimas ir jie mano, kad tą galima būtų panaudoti. Dar kartą ir pabandyti dar kartą komunizmą sukurti, supranti. Nors daugybė Pietų Amerikos valstybių, Azijos, visi Vietnamai, Šiaurės Korėjos, Kinija, Kinija, aišku, net ne komunizmas, ten tokia iškreipta kapitalizmo forma, tik tai komunistai, partijos pavadinimas, žinai. Bet, niekur tas komunizmas nepavyko ir tai buvo ne vienas bandymas, ne tik Rusijoje, žinai, ne tik Sovietų Sąjungoje. Bet, supranti, propaganda veikia ir viskas, tu niekur nepasidėsi. Aišku, pagražinsiu su litvinizmu, ačiū tau iš tikrųjų, kad apšvietei, žinai, ne tik mane, bet ir visus žiūrovus. Aiškiau pasidarė iš karto ir klausimas toks dabar Lietuvoje, Lietuvos kontekste, tik tai. Čia po litvinizmo labai logiškas, nes mes tik diskutuojam, teisingai, mes nieko nedarom blogo, visą kitą. Tavo supratimu, Žemaitaitis po savo pasisakymu, kodėl dar nekalėjime? O pavyzdžiui, Bijokas Petras, kuris pavogė vištą iš kaiminės Birutės, iš karto į kalėjimą eina. Žiūrėk, kaip visada yra, žinai, yra tos, kaip ten, visi gyvuliai lygus, bet kiaulės lygesnės už visus kitus, žinai. Tai blogybė yra tame, kad sunku tokius žmonės su jais elgtis griežtai demokratinėse valstybėse, nes laviravimas yra ant nuomonės, ten, žinai, nėra tiesioginio kurstymo kažkokio ir taip toliau. Sunku, supranti, sunku už žodžius žmogų nuteisti. Kitas momentas yra, kad kodėl nėra politinės valios. Niekas nenori pridaryti kankinių, paskui kuriuos eitų minios. Supranti? Reikia nepamiršti, kad Jėzus Kristus buvo kankinys, kuris mirė už jūsų nuodėmes. Tai mūsų visų nuodėmes. Tai aš kalbu, žinai, į tą proverbial žiūrovą. Gerai, supaprastinsiu. Kas turi šauti Seimo nariui, supranti, į galvą, kad pasakyti rusams, kai rusai čia ateis, aš pats nukreipsiu raketas. Noriu nuesti. Žiūrėk, tai yra, supranti, tai yra... Čia įžeistas, nuskriaustas žmogus. Tai aišku, ir plus oportunistas, manipuliatyvus, žinai, čia yra protestinių balsų ieškojimas. Žmonių, kurie negyvena taip gerai, kaip jie norėtų gyventi, kurie neturi tikslų, kurie bijo, kurie nepasitikė savim. Ir, žinai, ir kaip aš kažkada vienam iš savo tekstų rašiau, žinai, kai pirmą kartą pamatai pas kaimyną audio, pas tai vis dar supuvęs tas Žigulys, žinai, kurį tu 15 metų jau turi. Paskiros laukia labai. Žinai, tai tu pradedi jau, žinai, kažkokį netvirtumą savyje, kodėl pas mane jo dar nėra, žinai. Tada tu tą audinę galų galę nusipirki, bet blecha kaimynas jau turi Mersą, vilą, žinai, ir dar kažką. Ir taip tau atrodo, kad tu esi nevykėlis, nes įsivaizdavimas apie pasaulį, kad egzistuoja tik tai materialus lygmuo ir nieko kito, žinai. Čia žema savivertė, kaip čia reikėtų? Aš nesu psichologas. Ne, aš irgi nesu psichologas. Tai aišku, visų pirma, žema savivertė, tai yra tai, kad mus išmokė, žinai, suktis,
o sukti šiais laikais jau nebe madinga, nebe faina, dauguma supranta, kad sukimasis nėra tas dalykas, kuo visuomenė nori, žinai, toliau save vesti į priekį. Galų gale turim labai puikų pavyzdį, žinai, rytų kaimynai, kurie suktis moka iki šiol, bet matom, kas pas juos dedasi. Dėl to mes norim ugdyti visuomenę, kuri vis dėlto ant tos meritokratijos, ne, tai yra, jeigu tu stengiasi, dirbi, galvoji, darai ir kažką pasieki, tai tu pasieki tai savo jėgom, užsidirbi, žinai, ir turi. Tai pas mus dar tai egzistuoja. Čia negali būti tas mūsų sovietizacijos arba priespaudos, tas įspaudas, kai Sovietų Sąjungos laikais visi buvo lygus, supranti, visi buvo lygus. Tai faktas. Ir paskui išlindo čia kažkokie gudrus, kurie moka prasisukti. Tai faktas. Reikia nepamiršti, kad mes vis dėlto buvom verčiami rosijanais tokiais pačiais, ne? Aš nenoriu sakyti rusais, nes vis dėlto tai ne apie tautybę, labiau apie reiškinį, apie valstybinį darinį. Mes buvom verčiami rosijanais daugiau negu 100 metų, supranti. Tas laikotarpis tarp dviejų karų, jisai daug mums davė, žinai. Jis davė tą rezistencinį pojūtį, laisvės suvokimą, žinai. Neaišku, kaip ten pas mus būtų buvę iš tikrųjų, jeigu nebūtų to laikotarpio, bet kokiu atveju imperija, vėliau sąjunga, kuri iš tikrųjų kitas imperijos veidas, žinai, mus darė vergais, iš mūsų atiminėjo verslumą, iniciatyvumą, mąstymą, norą kurti, daryti. Ne iki galo visą tai išnyko, bet labai nemažai daliai žmonių tai trukdo iki šiol. Jie galvoja, kad nėra badaujančių Lietuvoje. Okei, sutikim. Visi turi kur gyventi, visi turi už ką apsirengti ir taip toliau, bet didžiai daliai žmonių, kadangi jie neturi kitų tikslų, materialus pasaulis atrodo vienintelis siektinas tikslas, o jis jo negali užtikrinti, dėl to jam atrodo, kad iš jo kažką atimi, neleido, visi buvo vienodi, o staiga dabar žiūrėk, tai greičiausiai pavogė, nes aš varau ir nieko aš neuždirbu, supranti. Varau, Nedemokratiška, bet tokiem nereikėtų elektros atimti mėnesių. Ne, tai žiūrėk, supranti, juokas juokais, bet čia yra, žinai, trūkumas to suvokimo, kad niekas iš tavęs nieko neatėmė ir niekam neatidavė, jeigu tu pats nepagalvoji, kaip užsidirbti daugiau, o nedirbti daugiau. Ir pavyzdžiui, lietuviai tradiciškai yra labai daug dirbanti tauta ir tą Europos Sąjungą netgi kažkur tai tyrimuose nekartą yra paminėję, bet mes neproduktyvūs, supranti? O neproduktyvūs mes dėl to, kad mes bijom patys galbūt kartais savo idėjų ir taip toliau. Yra tų pas mus proveržių, žinai, ir atsiranda gerų iniciatyvų, bet kartais mes jas patys nužudom dėl to, kad mes pabijom, kartais surizikuot pabijom. Aš daug metų dirbau pardavimų vadovų ir dirbau su verslininkais. Mes teikėm jom paslaugas ir labai dažnas variantas buvo toks. Kadangi paslaugos buvo susijęs su marketingu reklama, tai sakydom, žiūrėk, tau reikia investuoti į šitą dalį, šitą auditoriją, tokiu principu, štai tiek daug maž pinigų, kad tu savo verslą pradėtum, žinai, išsukinėti vis greičiau ir jis augtų. Žinai. Jis sako, žiūrėk, aš dabar tiek pinigų neturiu. Kai aš uždirbsiu tų pinigų, tada aš grįšiu ir mes tada investuosim. Supranti, ant kiek tai yra nelogiška. Tau sako, kad tau reikia investuoti, kad augtų ir tu uždirbtum, bet tu sakai, aš negaliu investuoti, nes neuždirbu. Supranti? Ir žiūrėk, ir čia yra kokia žinai, toks paradoksas, žinai, kad žmogus daro verslą. Jisai iš paskutinių sukaupęs visą savo drąsą nusprendė padaryti kažkokį tai versliuką. Ar tai būtų prekyba, ar tai paslaugos, ar tai kažkas. Tai yra labai pagirtina, tai yra super, linkiu visiems šitiems žmonėms, žinai, sėkmės, bet jisai antiek bijo tada jau prarasti, nes jis galvoja, kad
man pasisekė. Yra tasgi pasakymas. Man pasisekė, aš, žinai, padariau verslą. Taigi tau nepasisekė, tu jį pats padarėjai. Tu savo jėgom, savo arimu, žinai, idėjomis, tu sukūrei šitą dalyką, tai nėra sėkmė. Bet jie galvodami, kad tai yra sėkmė, galvoja, kad o jeigu ten nepasiseks, ašgi viską prarasiu. O pradėti iš naujo galim nebūti jėgų. Ir va čia yra tas, žinai, trūkumas, su kuriuo mes susidurėm, kai mes kalbam ir apie tą pačią politiką, žinai. Daugelis žmonių nori kažkokių permainų, kažko tai kito savo gyvenime. Dėl to jie ieško naujų drąsių idėjų. Išėjo Seimo narys, kuris visai dar beje gražus jaunas vyras, ne? Ir jisai sako, žinot, aš tai manau, kad žydai tai yra tipo taškas krosnis, dujos, jūs žinot, ir ką kaminas. Ir kaminas. Ir tokie, damn, kokio drąsumo. Wow, kaip iš čia visiems tėškė, ne? Jesus, tai jis prieš sistemą. Ir jis politikoje. Drąsus? Drąsus. O tada jis dar sako, aš tai visus šitus, tipo, jei ateitų rusai, sunaikinčiau, parodyčiau, kur šaudžinį. Wow, jis, įsivaizduojat, jisai Landsberginių klanui gali grasinti. Įsivaizduojat, koks rimtas vyras. Nieko nebijo. Taigi tvirtos rankos lyderis. Nieko nebijo. Supranti? Ir tada tie žmonės sako, tai čia kažkas naujo. Supranti? Mes už tai balsuosim. Mes už tai balsuosim. Padaro apklausas antroje vietoje. Klausimas, aišku, kai ateis balsavimas, ar jis ten tikrai bus to antroje vietoje, čia labai dar abejoju, nes nebūtinai tai, žinai, tas sentimentas išliks. Nes tokie, kaip jisai linkę pridaryti klaidų ir paskui pasijutę, kad jų narcisizmas gerai kūrenamas, žinai, gali driptelt tiem patiems savo būsimiem rinkėjams, žinai, ką nors į veidą ir nesuprast, kodėl jis juos prarado. Bet tai yra dėl to, kad žmonės nori naujovės ir jie sako, tai čia drąsus žmogus, tai jis gal kažką gali, tai, o gal tiesiog aš noriu paprieštarauti tiem patiem konservam, žinai, ir aš išrinksiu jums Žemaitaitį, kad jūs žinotumėt man ateityje, žinai. Dar daug kalbam, ilgai nevarginsiu. Paskutinis klausimas. Kai į Lietuvos kariuomenę ateina tarnauti kariai, ypatingai norėdami jau tapti profesinės karo tarnybos kariai, jie karo medicinos tarnyboje privalo praeiti medicininę komisiją, ten chirurgai, plaučius šviečia, visa kita. Ir yra psichologas, kur testas virš 400 klausimų. Ir grubiai tariant, jeigu tu psichologui nepraeini, tu Lietuvos kariuomenės kariu netapsi. Taip? O štai tampant arba kandidatuojant Seimo nariu, tau nebūtina parodyti psichologo, psichoterapeuto pažymos, kad tu esi stabilus, grubiai tariant. Tai kaip čia yra, taip, jeigu paprastai tariant? Ar tai reiškia, kad ten gali būti ir nestabiliu? Tai ir yra, tai turim. Jeigu pažymos nėra. Tai... Kaip tik važiuodamas pas jūs junginėjau radio stotis, nes sena radija tai yra tik tai, žinai, FM-as, net nėra kaip pajungti Bluetooth-o, kad Spotify kokį klausytai. Įsijungė Pūkas, žinai. Ir kaip tik Pūkas kalbėjosi su Gražuliu, žinai. Tai tau yra įrodymas, kur, žinai, Gražulis dabar bando demonstruoti, kad jis dar balotiruosis į Seimą, žinai, nors jam 10 metų negalima, bet jis vis tiek tą primetinėja, žinai, kad aš čia pavarysiu dar, žinai. Tai aišku, supranti, bet čia, žinai, man atrodo, kad visų šitų marginalių, nestabilių, žinai, ir visokių kitokių įsišokėlių, žinai, antisemitų ir panašiai, jų buvimas yra ganėtinai gera vakcina ir mums neleidžia pamiršti, žinai, ką mes turim daryti. Ir jeigu mes neinam balsuoti,
tai vėliau mes nelabai turim teisę sakyti, kad tai kas čia dabar, kodėl čia, žinai, koks nors Žemaitaitis, tipo Seimo pirmininku Kaip jis čia tapo, atsidūrė, ne? o Ukrainoje karas vyksta, o Žemaitaitis, žinai, jodinėja ant baltų arklių po Seimą, žinai, ir visus šeria. Ir visam gerai. Jo. Tai tu turėjai balsuoti, tu turi domėtis, tu turi žinot. Tai pilietiška visuomenė ir yra ta, žinai, kuri būtent tą politiką domisi. Pagrindinis vienas iš dažniausiai rosijanų pateikiamų atsakymų, žinai, kai užduoda kokį nors klausimą, kuris jiems nepatogus. Aš žinau, kad politiką nesidomiu, neturiu laiko, man čia į darbą reikia eiti. Aš nežinau, aš politiką nesidomiu. Tai net yra, žinai, memai, kur varo rosijaną, žinai, su vaiku į konclagerį, sako, tėti, kaip čia gausi, kad mus, žinai, tipo, tie kadirovcai dabar čia varo į konclagerį, žinai. Žinok, sunelė, aš politiką niekad nesidomėjau. Tai va, tai taip pat ir čia mes turim daryti viską, kad savo visuomenėje, savo, žinai, moralių požiūrių atkovotume prieš tą virusą, žinai, nesveikumo, randomo ir taip toliau. Tai kaip, žinai, paėmė Valinskas pasakė, kad, žinot, aš dabar gal visai tapsiu, žinai, valdančiąją partiją. Ir visi tokie. Akurat. Čia geras. Mums reikia Valinsko, žinai. Čia buvo geras. Ir iš dalies galbūt tai, žinai, yra visuomenės toks pasakymas, žiūrėkit, normalūs žmonės, tipo, kur jūs esat, žiūrėkit, mes jums parodysim, mes galim bet kokį debilą išrinkti, aš neskau, kad Valinskas debilas, sakau, bendrai. Jis labai išmintingas žmogus. Nu, bet jis atsivedė ten visokių, žinai... Ten taip gavosi, yra laida, kur paskui jis papasako, Jo. kaip čia atsitiko šitas dalykas, kaip jisai Tai sako. va, tai, nu, galvoju, jam pačiam netikėta buvo, žinai. Taip. Bet aš ką turiu omeny, kad visuomenė sako, aš bet kokį klauną pajacą galiu išrinkti į Seimą, žinai, nu, kaip gražulį, nulipkim nuo tos, žinai, partinės temos. Bet ateikit normalų žmonės, mes už jūs balsuosim, žinai. Bet žiūrėk, koks yra momentas. Normalų žmonės, kaip įsivaizduojama, jie dažniausiai daro verslus, jie uždirba pinigus ir Niekas nežino jų vardo. Ir kol kas visuomenė pas mus nėra pasiruošusi būti morali ir pilietiška, nes mes dar gyvenam alkanumo fazėje. Mes dar nepersisotinom. Kai mes, žinai, atlieksim tą maratoną, žinai, ant sprinto režimų, kurį dabar varom, ir pasieksim bent kokios nors, žinai, Prancūzijos pragyvenimo lygį, tada visi galės sakyti, stop, hebra, gal jau sustokim, žinai. Nes patrūksim. Dabar pradėkim truputį jau galvoti kitaip, žinai, ir tada ateis žmonės, kurie jau turi stabilų gyvenimą, galbūt čia jų bus vaikai ar anūkai kažkokie, kurie jau žiūrės, žinai, ne per tai, kaip man dabar sugalvoti, iš kur gauti, žinai, pinigų butui, nes bijau nuomoti, žinai. Aš noriu turėti savo. Jam nebereikės to galvoti, kaip yra vakarų visuomenėse, žinai. Ir tada mes jau turėsim žmonės, kurie eis į politiką vedami moralių paskatų, žinai. Ir jiem ta maža alga, kuri politikoje visada bus maža alga, nes neįmanoma mokėti algų po 100 000 ten per mėnesį, nes tai yra absurdas. Nes eina ne dėl pinigų, o dėl to, kad nori tikrai, Taip. kad O šiam momentui, kad regione žmonės gyventų geriau. šiam momentui, ką mes turime, kad politikų, nu žiūrėkit, Vilnius yra pati didžiausia korporacija Lietuvoje, jeigu galima taip paimti ir paversti verslo masteliu, ne? Biudžetas milijardinis, Taip. bet vadovas gauna ten kiek 2000, 3000 eurų, kad ir 4. Bet kuriuo atveju. Čia yra apgailėtina. Ta prasme, su tokia atsakomybė, su tokiu biudžetu mes mokam žmogui grašius. Man negaila būtų, reikėtų mokėti 20 000 merui. Vilniaus meras turėtų gauti 20 000 per mėnesį. Čia labai atskira tema, iš tikrųjų, pasakysiu. Nežinau, kaip dabar yra, negaliu stumti ant Jonavos, bet buvo metas, kai Jonavos meras gaudavo 10 kartų mažiau, negu gaudavo Jonavos vandenis direktorius. Nu tai apie ką mes kalbame? Ta prasme, tai yra absurdas. Savivaldybės įmonės direktorius gaudavo daugiau negu miesto meras. Bet tu pabandyk pasakyti, kad dabar Seimo nariam pakelsim algą. Tai žmonės įsivaizduoja visų pirma. Išjuotimi.
Ne, žmonės Taip įsivaizduoja. Žiūrėk, žmonės įsivaizduoja, kad Seimas ir politikai tai yra kažkokia kita visuomenės dalis. Esam mes ir yra politikai. Taip. Jie neįsivaizduoja, kad jie kažką tai gali. Taip. O aš galiu pasakyti, kad jeigu tu nori, tu tikrai Lietuvoje gali. Lietuvos žmogus yra Seimo nario darbdavys. Pradėkime nuo to. Tai čia faktas, Kuris moka bet jie taip neįsivaizduoja. Vis dar galvoja, kad yra kažkoks ponas, Kuris juos valdo. o aš esu biški chalopas. Taip. Ir mane jie valdo ir aš, esu ant jų piktas, bet nieko negaliu padaryti, nes nesijaučiu turintis galimybę. Bet pasižiūrėkim, kokio nors darbo partijoje pastoja ten kokį 50% turėti teistumą, kur nelabai kažką gali kažkur nuveikti, tai nusprendžia taisim į politiką. Ir jie ten nueina ne dėl to, kad ten labai kažkas jų laukia, bet dėl to, kad žmonės leidžia, ten yra laisvos vietos. Taip. Tai yra, eikit į politiką. Eikit į politiką. Pokalbį užbaigsiu tuo, kad mes turim naują partiją, kuri vadinasi kokia ten pergalės partija. Taikos koalicija. Taikos koalicija. Čia darbo partija ir ten dar Dieve. Kelinta partija Lietuvoje? Pagal ką? Nu, iš viso, ten 20, 80. Nežinau. Pas mus labai daug. Kaip toks paradoksas tau, kad mūsų visa šalis, supranti, turinti 3 milijonus gyventojų, gerai, tegul būna 3,5, turi tiek partijų, tuo metu, kai Jungtinės Amerikos valstijos, kur yra 200 su viršų milijonų gyventojų, turi tik tai 2 partijas. Tai pas mus istoriškai. Ateičiai, nes mes čia galim šnekėti ir šnekėti tą temą. Kai 3 milijonam reikia daug partijų, supranti, o 250 milijonų užtenka 2. Ir taip jautinės. Ačiū. Iki kitų kartų. Viso.